Labas visiems. Nuovargėlis ant veido jaučiasi ir kalboje tikiuosi surišiu sakinį logiškai, nes truputį pakeliauta ir esu šiuo metu Vokietijoje, Baden miestelį. Tiesiog su šeima atvažiavom miesto turą pasidaryti, aplankyti kažką gražaus, kažką įdomus, ko nematėm, ko negirdėjom, ko neragavom, ne? Tai, bet tai nereiškia, kad visai pabėgau nuo darbų, dirbu, mažiau, bet dirbu, tai sėdau pilnai į darbus ir galvoju padarysiu greitą įrašą, kad jau taip nutiko, kad truputį keliauju, ne? Ir kartais būna, kad gaunu klausimus, ar draudimai veikia visur kur, ar draudimai veikia išvykus ir atostogom, jeigu išvykstų gyventi į kitą šalį ir panašiai. Ne? Tai kas liečia atostogas, tai draudimai veikia. Jie veikia visam pasaulyje. Taip yra išskirtinių reikaliukų su Rusija, su vykstančiu karu, ne? Tai šituos reikalus, jeigu planuoja atvykti tas vietas ir ypač būtent su mintim savanoriauti, karas ir panašus dalykai, tai šitą man tada tiesiog paskambinkit, pasakykit ir aš pasakysiu, kaip viskas ten yra iš tikrųjų, ne? Kas veikia, tada kas neveikia ir ką reiktų ir ko nereiktų daryti. Ne? Bet visas kitas šalis, visas kitas atostogas, išvykimai, ilgesni, trumpesni ir panašiai, ne? Tai draudimai veikia, pilnai veikia visi. Ne? Visiškai nesvarbu, ar žmogus mirė atostogų metu kitoj šaly, ar, sakykime, buvo viena iš kritinių ligų, nors kritinė liga dažniausiai ne visą laiką, bet tikrai nemaža dalis ligų yra tos, kurios po truputį progresuoja, ne? Bet, sakykime, pavyzdžiui, toks kaip insultas, infarktas, tai niekada nežinosiu, kada, kur, kas ir kaip, ne? Ir atostogų metu tokie dalykai nutinka, ne? Tai yra kritinė liga, tai veikia draudimai pilnai, jeigu kažkas nutiko kitoj šalyje, lūžis, kauliukų lūžiai, ne? Ir ką esu turėjęs ne kartą. Tai taip, tie draudimai veikia. Tiesiog žinokit, kad jeigu kažkas nutiko kitoj šalyje, iš to šalies vis tiek, aišku, kreipėtės pas daktarus, pirmą pagalbą ir panašus dalykai. Tai iš to šalies parsiveškit visus dokumentus. Arba jeigu žmogus yra vis dar ligoninėje, arba neduok svietę, šnekam apie baisesnius dalykus ir žmogaus jau nebėra, ne? Tai tiesiog jau tada siunčiam elektroniniu laišku visus dokumentus, ne? Giminės parveš būna įvairiai ten, ne? Tai tiesiog reikia tų dokumentų pirminių, kas atsitiko, kas buvo daryta, kur buvo kreiptasi, kokia pagalba buvo suteikta, ne? Kokia ta pirminė diagnozė ir panašus tokie reikaliukai. Tai daktarai tikrai išrašo tos dokumentus ir mes juos turim. Tai tiesiog parsivežti juos reikia čia. Arba elektroniniu būdu juos persiųsti, taip, aišku, lengviau, patogiau, jeigu juos išverčiat į anglų kalbą, bet daugumą draudimų, jeigu neverčiat, jie išsivers patys, tik tai tiek, kad tas kartais būna, kad užtrunka, ne? Tai lengviau yra patiems išsiversti. Tai tas tikrai taip. Tai va, ir jeigu atostogose kažkas nutiko, tai kleimą, aišku, daro čia Anglijoje, ne Turkijoje, ne Lietuvoje, ne Vokietijoje ar dar kažkur, ne? Darysit grįžę Anglijoje arba online būdu Anglijoje, ne? Ir išmoką gaunat Anglijoje, ne? Tai tas tikrai taip, bet sakau, jūs tiesiog susirinkit visus dokumentus, dokumenčiukus, kad viskas būtų vietoj. Ir taip, jeigu kažkas nutiko būnant svetimoje šalyje, ne Anglijoje, tai draudimai pilnai veikia. Tai va, trumpa informacija tiek. Sau linkiu gerų atostogų, nes planų daug, aplanky daug. Galiausiai gavos taip, kad mes neišsinuomavom, nes pigiau negu taksai ir traukiniai ir visa kita, nes 4 asmenų šeimyna ir praktiškai jau visi suaugę, tai gavos, kad buvo patogiau mašina ir tai va, su mašina biškai palakstysim kelias dienas ir grįšim. Ir sakau, man gerų atostogų, o jums lengvos savaitės, vaikam atostogas iš mokyklą, ne? Tai neišprotėkit, mamas.
Bet atostogas tur blogybė greit pasibaig. Ir viskas, sakau iki, ir jeigu atostogaujat, tai žinokit, kad jūsų draudimai veikia.